Sveiki, pradedu savo podcastą ir jau antroji podcasto laida. Tinklalaidė Gyvenimas veža. Tai persijungiau į pagrindinį ekraną ir pradėsiu. Tikiuosi, kad viskas pavyks sklandžiai, nes aš dabar bandau tokį irgi naują testą daryti su muzikyte fone. Tai žodžiu, šiandienos tema bus tokia, noriu pakalbėti labai įdomią temą, kuri, manau, labai naudinga šiais laikais. Tai yra apie keiksmažodžius ir jų naudą. Iš tikrųjų, keiksmažodžiai yra naudingi žmogui, emociškai. Ir vis daug psichologų sako, ta prasme, kad iš tikrųjų keiksmažodžiai yra tam, kad žmogus per keiksmažodžius gali išlieti savo emocijas, ne, ir tai padaryti efektyviausiai. Tai, žodžiu, keiksmažodžiai yra efektyviausias būdas išlieti savo emocijas, ne, kurios yra, o jos turi būti išlietos. Ta prasme, negali jų tiesiog laikyti, ne, suspaudęs. Nes po to, prasideda tada daug dalykų, gali psichologiškai prasidėti blogų. Žmogus turi išlieti savo emocijas. Tai būtent per keiksmažodžius. Tiesiog tai yra padaroma efektyviausiai. Dėl to žmonės ir keikiasi, ypač tais atvejais, kada kažkas sunervina, arba kada, tarkim, ypač dirbant kažkokį darbą, aš, pavyzdžiui, esu programuotojas, tai aš darbo metu labai dažnai pasikeikiu ir būna rusiškai, ir riebiai pasikeikiu, taip jau išeina tiesiog. Ta prasme, čia yra emociškai, taip jau gaunasi, ta prasme, tai nėra, kaip sakyt, problema galbūt yra tada, kai žmonės perdėtai, ta prasme, kada dirbtinai pradeda, ne to, kad dirbtinai, bet, kad tiesiog jau viskas yra labai svarbu, kai yra su saiku. Tai žodžiu, su sveiku protu ir su saiku. Bet esmė, kad pats kaip dalykas, keikimasis, tai yra natūralus dalykas, ta prasme, tai žmonės visi pasikeikiam, ta prasme, visi kartais ten pasikeiksnuojam. Svarbiausia, iš tikrųjų, aš manau, yra tas dalykas, kad, tarsi, ypač santykiuose, ne, kada pradedi ten vienas ant kito varyti, kažkaip prasme, kad gali kartais labai kitą žmogų išskaudinti. Bet bendrai, ta prasme, žiūrint, jeigu aš tiesiog darbo metu pasikeikiu, pasakau tuos kokius nors keiksmažodžius riebesnius, tai, ta prasme, aš ne ant kažkokio konkretaus žmogaus, bet šiaip bendrai, ta prasme, tiesiog kažkas nesigauna tenai, sakykime, nepavyksta, ta prasme, tai labai svarbu, manau, yra tas išsilieti, tiesiog to reikia, ta prasme, emociškai, kad nelaikyti nesuspausti savo emocijų, tiesiog. Nes jeigu aš neleisčiau savo keiktis, tai iš tikrųjų gautųsi taip, kad kaip sakyt, kad aš sulaikau savo emocijas, ne, ir galiausiai jos vis tiek išsiverštų vėliau ar anksčiau. Tai geriau jau leisti tom emocijoms verštis, ne, lietis jo tom emocijom ir pasikeikti, kada jau reikia, ta prasme, su sveiku protu. Tai manau, kad svarbiausia yra sveikas protas. Kad, kaip sakyt, kai persistengi, jeigu kas antras žodis būtų keiksmažodis, tai tada galbūt biškiai jau būtų tam tikra riba, peržengta. Bet jeigu tiesiog būna, bet to labiau, kad kartais dažniausiai tas ir yra, kad aš bent jau darbe pastebiu save, kad, ta prasme, kai dirbu ten sunkiai kažką programuoja, įrašai, ten nesigauna, tiesiog natūraliai tie keiksmažodžiai išsprūsta, ta prasme, net per daug negalvojant apie tai, žiūri, kad tu nusikeikiai ten, kad pradedi keiktis ir atrodo, ta prasme, kad tas natūraliai įvyksta, tiesiog net nespecialiai, bet natūraliai. Tai manau, kad tai yra neišvengiama, taip jau yra, ta prasme, bet manau svarbiausia yra, kad turėti tą tokį, pasikeikiau, ta prasme, kad pagrindinis dalykas yra, į ką aš stengiuosi atkreipti dėmesį, kad kai liejasi man emocijos, aišku, kiek tai yra įmanoma, ar stengiuosi, kad kitų neįžeisti. Ta prasme, kad tie keiksmažodžiai nebūtų nukreipti į kitą žmogų. Aš bent jau taip asmeniškai stengiuosi daryti. Ta prasme, nekeiki kitos kolegos, kad tau kažkas nesiseka. Ta prasme, tu tiesiog sakai, ten tuos keiksmažodžius ir tiek, ta prasme, bet tu ne ant kito žmogaus, ne? Tai nežinau, ką jūs galvojate, aišku, galite parašyti komentarą, ką jūs manot, bet esmė, kad
aš manau, kad kai keikiamės, labai svarbu yra, kad nebūtų nukreipta prieš kitą žmogų ir kad tas, tarsi, kad tai būtų tiesiog išsilieju, pasikeikiau, bet kito žmogaus, kaip sakyti, neįžeidžiu tuo. Ta prasme, kad nebūtų nukreipta prieš kito žmogų, bet tiesiog, kad tai būtų keiksmažodžiai iš emocijų, kai kas nors nesiseka, ta prasme, kad tam tikra, tai ir yra, manau, ta riba, ta prasme, kada keiksmažodžiai dar yra sveika ir kada jau yra peržengiama tam tikra riba, kai jau pradedi kitą žmogų, tu toksai, anoksai ir taip toliau, tai manau, tai jau ta sveika riba yra peržengta. Tai gali komentaruose irgi, kas nors, jeigu žiūrit, galite pakomentuoti, ką jūs manot apie tai, ta prasme, apie keiksmažodžius, kokia yra to nauda ir kada jau yra ta riba, kada peržengiama jau sveiko keikimosi riba, kaip pasakyti, kai jau nebesveika yra keikti, kai jau peržengamos yra ribos. Tai čia toks bus biški trumpesnė tinklalaidė. Nusprendžiau labai ilgų nedaryti, nes jūs vis tiek daugiau negu 3 minučių jūs neišžiūrit. Taip yra, čia yra normalu. Šiais laikais video turi būti trumpi, nes niekas ilgų nežiūri. Tai tiesiog pasidaro nuobodu. Ir jau daugiau kaip 3 minutės, ta prasme, jau niekas nebeižiūrės. Tai aš manau, kad aš tiesiog... Nors aš žiūriu, kad čia jau netyčia filmuoju 6 minutės, bet vis tiek iškarpysiu ir susidėsiu trumpesnius, o čia jau bus beveik 7 minutės. Tai ką, turbūt atsisveikinam tada, ne? Ir palinkėsim gražios dienelės, galim jau tada muzikytės nebeleisti ir pasakyti čiau. Čiau. Pereinam į baltą juodą ekraną ir čiau.